Čia su mumis grupė Yva! Džiaugiatės, ar ne? Sėdam, merga, sėdam prie manęs. Ateikit. Rūpušė, aš pasiėmiau biškį klausimus, kad nežiūrėti nuogą kūną. Taip. Dabar man pirmas klausimas, sakykit, kiek kartų į mėnesį jūs į soliariumą vaikštas? Na, matai... Nu, matau, rezultatas aš matau, yra, čia tas yra. Ja. Nu, vat, sakykime, va tokį vat įdegį, vat, pavyzdžiui, kiek reikia laikyti, nu, ne, čia jaunų yra žmonių, nereikia čia. Kiek kartų į mėnesį, ar į savaitę, kiek čia mes lankomės? Nu, į savaitę porą kartų tai tikrai. Porą kartų, po kiek minučių? O kiek nori? Nu, Rūpužė, jeigu geras lempus, tai ten 20 minučių pagulėsi, tai sausra bus. Neišbūs. Na, išdžius ne tik kūnas, bet ir kitos vietos. Na, nesvarba. Gerai. Smagu. Gerai, Smagu čia tau jau. Šitą paklausį tokį profesionalų klausimą užduosiu, Rūpužė. Šitą kokį muzikinį stilių, taip sakant, išpažįstat, koks jau patinka, taip sakant? Nu, žinai, tokį, kokį propaguojam. Tai ir išpažįstam. Tai reiškia, palauk, kokį jūs propaguojat? Nu, tokį, žinai, lengvą popsiuką. Tokį, Per parnušinės tokius nuotaikus. Dabar kas čia yra? Mergaičių viliotinės, kas čia yra? Taigi, ką mes ne šaunios, mergytės. Nu, šaunios, bet nereikia tos erotikos, jums kiek metų? Na, aš esu pilnametė. Nepasakysi iš veiksmų. Lengvas toks isteriškas drebulys, žiūrim. Gerai, nesvarbu, aš čia irgi negaliu kitaip kojas laikyti. Taip, reiškia dabar sakykit, man iš tų klasikų muzikos, nu, aš taip sakant, išprūsę jau tą melomanišką prasme. Sakykit, kas labiau patinka, Rachmaninovas ar Berliozas? Kas jie tokie? Šūnis iš parodos. Nu, nebent šunis. Nu, kaip ir aišku, su klasika toliau klausim. Na, šiandien mokslišką tematiką pašnekam, kadangi pavasaris, gyvybė, taip sakant, atsigauna, gamta čia ne iš jūsų iškrita vienas kažkoks, va. Ne? Kažką radau. Vibratorius. Nu, čia nėra. Čia nėra. Gerai, pakartausiu, nu, pradėsim kitą. Kadangi artėja pavasaris, taip sakant, gimda padunda. Palaukit, stop. Gamta pabunda iš mirties įsčių. Dabar sakykit, atikit, kad Marse yra atrastas vanduo, į kokią tai turės įtaką jūsų kūrybai. Vanduo? Nežinau. Nu, nedarykit tos erotikus, normaliai atsakinėkit. Ką jūs Nežinau. Nežinau, rašyk, turėsi viskas. Na, aš dabar suprantu, kodėl pedagogai metas ant mergų. Dabar sakykime, šitą, aš pasiskaičiau, va, toks konkretus jau jums klausimas lengvas turėtumėte atsakyti. Pateisino tą frazę, pavyzdžiui, kad kūnas yra, protą nereikia. Kam ten juokinga taip? Nu, aišku, juokės labiausiai tas, kad veidrodžio namuose neturi. Nesvarbu. Nu, tai kaip tu tą frazę? Aš manau, mes turim gražų kūną ir tokį... Ir šiek tiek protą vieną ant visų. Ja, nesvarbu, gerai, ne. Mes aš galvosiu. Ja. A ką jūs veikia šiandien vakarė? Oi, palauk, aš šis Sakėnui buvau uždavęs tą klausimą, paskui jūs užpyka. Na, bet taip ir nepasakėt, kokio amžiaus esat iškup? Kur toliausiai nuo savo gyvenamosios vietos esat koncertavę? Vilniui, taip turbūt pas jūs, ar ne? Tai palauk, jūs pačius iš kur? Iš Kauno. Iš Kauno, tai reiškia 100 kilometrų į visas pusės. Iš Vilnius arčiausiai, jo?
Dabar palaukit, nu iš tikrųjų, aš nežinau, ką reiškia Yva grupė, aš pirmą kartą girdžiu tokį, nu mergusius gražiai, čia nieko nepasakysi, jau ką darė Dievas, tą darė, to jau tik mirtis gali atimti, arba kokią autoavariją. Na, čia nesvarbu. Ja, nu, kai O sakė... Yva iš tikrųjų reiškia ypatingai viliojanti atrakcija. Ypatingai viliojanti atrakcija, nu, aš tai, matai, rūpušėčkai narkotikas toks, sakyčiau. Pavyzdžiui, LSD, kaip aš iššifruoju, žinai, labai svarbi draugija. Taip pat į jūs, mergus, gerai, rūpušė, aš čia nesusikaupsiu, jaučiu šiandien. Gerai, merginus, koks dabar yra jūsų išsilavinimas? Yra vienas su mikrofonu, duokit tai pašnekėti. Šiuo metu. Šiuo metu koks yra jūsų išsilavinimas? Šiuo metu Šiuo metu pakalbėkime apie tai, man labai įdomu. baigsiu 12 klasių ir toliau studijuosim. Ir ką darysis? Studijuosim. Ką studijuosim? Mediciną galbūt. Mediciną. Kokią? Teismo? Ne. Sportą? Ne. Nu, chirurgija, nu ką, aš dabar pereisiu per proktologus, per viską. Galbūt stomatologija. Stomatologija, parodam dantis. Super. 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 Auksinės koronkės dėsme, rūpužė. Gerai, taip, ačiū, labai ačiū. Dėkoju. Super buvo. Dabar merginas, jūs kokie ateities planai susijęs su muzika, ar vat, kaip kolegė su stomatologija? Iš tikrųjų, aš studijuoju 3 kurse. Nesąmonė, jūs taip gerai atrodo. Ačiū labai. Studijuoju statybą. Dar didesnė nesąmonė. Ne, statyba. Ką statom, kam statom, po kiek statom. Aišku, paplojam. Seniai mane traukė prie tos asavos. Ten tas berniukas besišypsantis ne jūsų, ne? Mano. Iš terminalo, jo? Taip. Nu, reiškia, šokėjų para, jau taip supratau, jau toks jau jūsų gyvenimo būdas. Šitą... Ana. Rūpužė, negaliu, man davė šlapimas į galą, negaliu. Aš matau. Sakykite, kokius kvepalus naudojat? Susikaupkit ir paklausk. Aš Halloween. Halloween. Taip. Ja, das ist very good. Kas vaikus įleida, rūpužė čia?